Sveikos gražuolės, jūsų plaukai ploni ir nežinote kaip gelbėtis? Šiandien papasakosiu jums, kaipgi sukurti optinę apgaulę ir nestresuoti dėl to, kad plaukai yra ploni. Visų pirma, patariu jums susitaikyti su esama situacija. Kardinaliai jūs jos nepakeisite, galite tik pagerinti ją, jeigu naudositės tam tikromis gudrybėmis. Taigi pirmas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra jūsų plaukų šampūnas. Jis turi suteikti plaukams purumo, neapsunkinti jų. Taip pat lygiai plaukų balzamas. Jis turi neapsunkinti plauko ir neriebaluoti juo. Turbūt trečioji gudrybė, apie kurią visos žinote puikiai, būtų plaukų džiovinimas, būtent palenkiant galvą žemyn ir naudojant, tarkim, plaukų putas, kurios pakeltų plauką nuo šaknų ir padėtų išlaikyti būtent tokį efektą. Lygiai taip pat patarčiau naudoti plaukų suktukus. Ploniems plaukams nepatarčiau naudoti štai tokių plaukų suktukų, kurie yra, kaip matote, su tokiais dantukais. Jie peša plauką ir tiesiog jums išpeš bereikalingai daug plaukų. Patariu naudotis štai tokiais minkštais plaukų suktukais, kuriais galite naudotis netgi naktį. Ta prasme, susisukti plaukučius nakčiai, kad ryte jie būtų tiesiog garbanoti ir turėtų apimties. Svarbu yra sukti štai tokiu būdu. Pakeliate plauką 90 laipsnių kampu, štai matote taip, tam, kad jis būtų sukeltas nuo šaknų ir štai tokiu būdu jį sugarbanojame. Fiksuojasi šie suktukai štai tokiu būdu, jie yra minkšti, todėl su jais yra patogu miegoti. Bet nepamirškite ir apie apatinę zoną, tarkim, apie šios plaukučius, nes jeigu juos susuksite vėlgi 90 laipsnių kampu, štai taip, ir iki pat šaknų, tai jums bus sunku miegoti tiesiog atsigulus ant šitos vietos. Patarčiau šios plaukučius nukreipti va taip į viršų, tiesiog sugarbanojate plauką iki pusės ilgio, arba tiek, kiek turite to ilgio ir tiesiog fiksuoti štai taip. Ir po to su tam tikrais, kokiais turite segtukais, vėlgi užfiksuoti, kad laikytųsi viskas viršuje. Tokiu būdu jūsų plaukai pasikels nuo šaknų apačioje, užsifiksuos. Ir šitie galiukai irgi bus garbanoti. Taigi atlaisvinsiu savo plaukučius. Tad minkšti plaukų suktukai yra labai geras sprendimas ploniems plaukams. Nepamirškite, kad negalima naudoti plaukų žnyplių per dažnai. Todėl nepatariu jums nešioti tiesių plaukų, tai yra naudoti tiesinimo žnyplės, kadangi ploniems plaukams tai nėra geriausias sprendimas. Tiesus plaukai, esant plonam plaukui, jie tiesiog gali sulipti ir atrodyti kaip makaronai. Tad nepatariu jums to. Vėlgi vėlimas. Svarbu yra nepamiršti apie šią gudrybę. Plaukų vėlimas nekenkia plauko, jeigu jūs velsite nestipriai ir po to šukuositės tik besiplaudama galvytę su balzamu. Ir vėlimas, žinoma, atrodo labai sudėtingas dalykas, bet tai nėra tikrai sudėtinga, jeigu pasistengsite. Nereikia daryti to labai preciziškai, tiesiog taip, kaip jums išeina, patikėkite, vizualiai tai suteiks apimties jūsų plaukui. Velkite plaukučius štai nuo čia ir atgal, štai šią zoną pasirenkat kaip pagrindinę, pavelėte plauką, va čia šiek tiek, po to paleidžiate, pasišukuojate iš viršaus, kad plaukučiai atrodytų gerai. Galite pasivelti ir štai šiose zonose, štai tokiu būdu. Lygiai taip pat patarčiau jums naudoti sauso šampūną antrai dienai. Kaip žinia, antrą dieną ploni plaukai, netgi jeigu jie stipriai nesiriebaluoja, jie sukrenta nuo šaknų ir atrodo, kad jų yra nelabai daug. Taigi sausas šampūnas padės jums išsigelbėti. Pasipurškit antrą dieną, šiek tiek pamasažuojate ir plaukai atrodys jums kaip ką tik išplauti. Siūlau tiesiog nueiti į bet kokią parduotuvę ir pasiteirauti konsultančių dėl sauso šampūno. Manau, kad jums tikrai pagelbės ir kažką išsirinksite. Dar viena gudrybė, kurią patarčiau naudotis šiaip besišukuojant. Jeigu jūs norite pasidaryti, tarkim, kasytę, susipinate bet kokią kasą
Ir kas yra labai svarbu ploniems plaukams. Ogi tai, kągi jūs padarysite su ta kasyte po to. Tarkim, jūs susipinėte iš visų plaukų tokią storą plaukų kasytę. Ji neatrodo labai gražiai, bet vizualiai mes galime apgauti žmonės, ne? Reikia ją ištempti. Štai tokiu būdu tempiame plaukučius, ne? Matote, kasytė jau įgauna apimtį. Štai taip. Ir jau neatrodo, kad plaukų yra labai mažai. Žinoma, čia susirišame ir pasipurškėme plaukų laku, kad viskas išliktų būtent tokioj padėty, kaip yra. Ne? Tai yra dar viena gudrybė. Paskutinė, bet ne mažiau svarbi gudrybė yra prisegami plaukai. Nebijokite juos naudoti. Šiais laikais galima surasti tikrai nebrangių variantų iš natūralių plaukų. Ir jeigu jūs seksite kruopščiai, besistengdamas, tikrai nieks nepastebės, kad plaukučiai yra prisegti. Galima juos susisekti po to prisegus, ne, arba supinti kažkokią kasą, tai jums pagelbės. Nebijokite, kad tai gadina plauką. Nenešiokite jų tiesiog kiekvieną dieną, bet tam tikroms progoms, kai norite turėti gražesnį, įspūdingesnį efektą, siūlyčiau jos naudoti. Žinoma, gyvenime nebus taip, kad nieko nedarysite, o plaukai tiesiog savaime atrodys gražiai. Kiekviena iš mūsų turi rūpintis savimi, rūpintis savo plaukučiais, dėti pastangas, netingėti ir tikrai patikėkite, viskas bus gerai, jeigu tik pasistengsite. Tad tikiuosi, kad mano paminėti dalykai, tai yra gudrybės, pagelbės jums kasdieniai priežiūrai. Ir tiesiog džiaugsitės net ir tais savo plonyčiais plaukais. Dėkoju jums už dėmesį.